Įtariu, kad jis susidėjo su mano pažįstamu, tai yra geriausių draugų Tomu, nes su juo dabar dienas leidžia. Paskambinkite jai, prašau labai. Ir vis dar pasipiršė. Jos vardas Justė. O jinai pasakė taip? Na, turbūt, kad taip. Kaip čia mums dabar išaiškint? Gal Tomą tegu pakviečia? Kur Tomas yra? Ieškom Tomo. Niekaip negaliu Tomo rasti. Tomai! Labas vakaras, ar Tomą galit pakviesti? Čia toks negyvena. O galima Tomą? Jūs man dar skambinsit, aš paduosiu policiją. Alio? Labas. Labas, Justė. Labas, kas kalba? Mantas skambina tau. O ką? Mantas skambina, barmenas, sakau toks. O iš kur numerį gavai? Aš esu iš Vilniaus. Klausyk, aš žinau, kad tu su Tomu draugauji pažįstama. Gal tu žinai, kur Tomas yra, man labai reikia su juo susiekti dabar. O palauk, iš kur numerį gavai? Iš kur numerį gavau? Nu, aš per savo kestas, man atrodo. Tai iš Tomo mes gavom, bet aš dabar, žinai, man reikia Tomo susiras, nes jo telefonas kažkaip išjungtas yra. Ne, nelabai žinau, kur jis. Bet tu matei šiandien jį, kur jis yra, nes, nu, man niekaip neišino susisiekti. Aš bandžiau per vieną, per kitą galą. Sakė, kad tu esi jo nauja draugė, tai kažkaip sakau, susipažinsi, nes jis man gerą draugą, žinai, yra. Kas esi? Geras, sakau, draugas man Tomas yra, aš jo geras draugas. Nepasakoja apie mane? Mantas čia iš Vilniaus. Ne, nepasakoju. Eksito barmenas. Ne, nepasakoju, pas juos dalykus aš nesilankau, tai nelabai žinau. Aha, supratau. Nu, nesvarbu, bet man tai, nu, ką žinau, malonu susipažinti su tavim, sakė, kad tu graži. Nu, ir man. Tai papasako apie Tomą tada. Kur tu matei dabar jį? Aš jau senokai mačiau. Ta prasme, šiandien matei tu jį? Ne. Nematei šiandien, sakė, kad tu su tavim liktai buvo susitikę? Ne, šiandien aš buvau... O vakar? Vakar? Ne. Tai kada jūs matėte, aš nesuprantu. Tai man sakė, kad... Mes senokai tikrai matėme, gal prieš kokią savaitę. Savaitę? Geras. Tai ko jūs taip retai susitinkat, sakė, kad čia tu, tipo, nauja mergina jo, kažkaip keista. Nu, šiaip ne jo. Nu, bet kažkas ten vyksta, ta prasme, tarp jūs, nes man pats Tomas sakė, kad, nu, tipo, simpatizuoja tau. Ne, nu, ta prasme, mes matėmės, kada gal kokį praeitą pirmadienį. Nu, pabuvom, bet tai... Nu, bet kažkas tai vyksta tarp jūsų. Jūs tai man gali jau nemeluot, nes Tomas, sakau, mano yra tikrai geras draugas ir, nu, viską man susakė, aš tiesiog, nu, man smagu supažinti su tavim, vis tiek. What the fuck, blemba, nu, aš nežinau, bet tai... Ką? O apie kokį Tomą kalbam, nes aš kelis pažįstamus turiu Tom. Kokį Tomą kalbam? Tai su tavim, kuris bendrauja? Nes, nu, tai tą pirmadienį aš mačiausi su... Nu, tai tas pats turbūt. Valdemaru, su Tomu ir su savo buvusiukus. Masioku. Nu, ne, aš ne apie Valdemarą dabar kalbu su Tomu. Apie Tomą, nu tavo berną. Nu, okay. Nes jis sakė, kad tave perėmė iš, nu, kaip iš Valdemaro, nes Valdemaras tau pasipiršo, bet tu, tipo, sutikai, bet paskui, tipo, nesutikai, nes sakai, kad esi įsimylėjus Tomą. Nu, tai aš taip supratau, kad jūs dabar pora esate. To nesakau. Ne, man taip Tomas pasakoja. Ne, nu, mes tiesiog gerai leidžiam laiką, kaip draugai. Nu, suprantu viską, tu man jau gali man tai teisybę pasakyti. Ta prasme, man sakė Tomas taip, kad tu, tipo, nenori Valdemaro įžeisti ir ten, tipo, dabar tokia šalta pasidarėjai, tipo, kažką bandai atstumti, nes, nu, tipo, tikrai nenori su juo ženytis ar kažką ten. Tai... Tai viskas, nu, aišku, o tu... Ne, nu, tiesiog, kaip to paaiškinti, tiesiog... Na, aš esu pakankamai užsiemus, dėl to laiko neskiriu. Tai nori pasakyti, kad tu liksi su Valdemaru? Nu. Ir apsiženysi su juo? Nu, dėl šito tai nežinau bus, bet... Bet jis pasipiršo tau, užsidėjai žiedą, viską? Nu, jo. O tu laiminga? Taip. A, tai reiškia, aš kažkaip kitaip galvojau, aš galvoju, kad tu, nu, su Tomu kažką jau pradėjai. Tai nieko dar... Ką? Nu, ne. Tai nieko tarp jūsų nebuvo? Ne, nu, sakykim, ne. Net nesipučiavo? Kelis kartus, bet draugiškai. Kaip galima draugiškai kelis kartus? Nu, jis ten, nu... Nu, ta prasme, pasisveikinant. Eik, tu nemeluok, man Tomas viską yra pasakęs. Nu, tai
Ašgi niekam nesakysiu, nu, bet tiesiog man. Gyti, viskas. Žinau, kažkoks barmenas skambina. Ką sakai? Sorry, čia, kadangi namie jau esu senokai. Tai matai, aš gyvenu su broliu vienam kambarį, tai čia biškai jis. Jisai kažką šneka. Tai tu man atsakyk, nu aš noriu patikrinti, Tomas man meluoja ar nemeluoja. Jis mano geras draugas yra. Jisai sakė, kad tarp jūsų kažkas yra buvę jau. Tai dabar žinai jis. Nu, kad ne tik draugiškai pasibučiavom, ten kažkas buvo stipriau. Nu tai, žinai, mes norim, su Šaika irgi gyvenam, viskuo dalinamės, niekam nesakom kažkokios neteisybės. Jeigu su mergaitė yra kažkas, tai pasakom kaip yra. Ir jisai pasakė, kad su tavim, nu, kažkas buvo biški. Op. Ne. Nesibučiavot? Nu, ta prasme, taip, bet, Nu, bučiavotės, aš tau sakau. Nu, taip, bet, ne. Bet jeigu Valdemaras būtų pamatęs jūsų bučinį, jisai būtų patenkintas to bučinio ar ne? Nu, taip tada atsakyk. Nebūtų, nes, aš pati to nesitikėjau. Aha, tai reiškia, tarp jūsų buvo kažkas. Supratau. Ta prasme, taip, aš galvoju, kad taip, tai bus pasisveikinant draugiškas. Bet jisai biški... Jisai leido daugiau, ar ne? Taip. Tai pas tave planuosi rūkyti jo cigarą, ar ne? Tai Šakilėk. Su kuo ten kalbi? Tai mano brolis. Mes kažkeptuvės. Neturiu po ranką keptuvės. Klausyk, tai man Valdemarai pasakyt, kad tu laižėsi su tom, ar ne? Ne. Nepudrink jam smegeninę. Gyti, atsiknisk. O ką dabar, Valdemaras supyktų, jeigu aš dabar jam pasakyčiau? Aš manau. Bet tai tu nesiruoši už jo tekėti. Prastas jisai vyras gal ar kas yra? Aš to nesakiau, kad nesiruošiu, bet tiesiog... Tau Tomas labiau patinka? Nu ne, tiesiog, matai, dar neaišku, kaip bus ateityje. O kieno lūpos saldesnis? Gal aš pasiliksiu tai sau. O gal ir visai Lietuvai? Labas, tukdo tave radijos studijos Zip FM iš Vilniaus ir mes dabar tiesioginiame eterį pagal tavo sužadėtinio užsakymą. Aš jau užmušiu.